Plaukas yra kerpamas iš galinės galvos dalies iš 5 skirtingų vietų. Vienu metu plauką nukerpame iš vienos vietos, tarsi mažą kuokštelį. Prieš kerpant plaukas negali būti plautas su jokiomis cheminėmis priemonėmis, jokiais kondicionieriais ir šampūnais, kurie turėtų tokių medžiagų kaip parabenų ar sulfatų. Plaukas taip pat negali būti dažytas. Jeigu plaukai yra dažyti, tuomet jie turi būti nuaugę mažiausiai 2 cm ir daugiausiai 3 cm. Kuomet plaukas yra nukerpamas, kiekvieną kuokštelį pamatuojame, kad neviršytų daugiau negu 3 cm. Taip pamatuojame visus 5 iš galinės galvos dalies nukirptus kuokštelius. Plaukų kiekis turi sudaryti daugmaž pusę arbatinio šaukštelio. Kad plaukus būtų patogiau suberti į vokelį, geriausia juos suberti naudojant baltą arba paprastą popieriaus lapą. Šitaip plaukai nepabirs ir neturės jokio kontakto su galimomis pašalinėmis medžiagomis. Jeigu naudojate laboratorijos paketėlį, būtina užpildyti šiuos laukelius: vardas, pavardė, taip pat jūsų lytis, jūsų amžius, parašas ir data. Kitoje pusėje jums reikia pažymėti, ar tai yra jūsų pirmasis plauko tyrimas, ar tai yra antrasis ir ar užsisakėte testą be laboratorijos aprašymo.